Taigi, laba diena visiems. Šiandien turim 91 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie pokyčius visuomenėje pramonės perversmo laikais. Šį kartą pakalbėsime apie politinės sroves ir socialinės XIX amžiaus teorijas. Pirmiausiai apie liberalizmo susiformavimo prielaidas. Taigi kartu su kapitalizmo užuomazgomis XVIII amžiaus pradžioje Europos valstybėse ėmė formuotis nauji visuomenės sluoksniai. Pirmiausia, buržuazija, darbininkai. Tačiau iki pat XVIII amžiaus pabaigos beveik visose senojo žemyno šalyse vyraujanti valstybės valdymo forma buvo absoliutizmas. Karalius, bajorija ir aukštieji dvasininkai sudarė politinio, karinio ir iš dalies kultūrinio visuomenės elito branduolį. Šie visuomenės sluoksniai naudojosi įvairiomis privilegijomis. Kitos žmonių grupės teisiškai ir politiškai buvo žemesnėje pakopoje nei vadovaujantis elitas. Tokia padėtis ypač nepatiko miestų gyventojams, amatininkams, pirkliams, manufaktūrų savininkams, kurie net praturtėję negalėjo įtakoti šalies valdymo, kreipti jį sau naudingesnę linkme. Dėl šių priežasčių XVIII amžiaus antroje pusėje prieš esamą politinę santvarką prasidėjo idėjinis politinis judėjimas. Taip iš protesto išsivystė nauja politinė srovė, nauja ideologija, tai yra liberalizmas. Šios ideologijos pradininkai iškėlė idėją, kad visi žmonės iš prigimties yra lygus. Vadinasi, ir jų teisės valstybėje turi būti lygios. O kad visų piliečių teisės būtų garantuotos, reikia priimti įstatymus, kurių vykdymą prižiūrėtų valstybinės valdžios institucijos, pavyzdžiui, policija ir teismai. Liberalizmo atstovai teigia, kad norint teisingai sutvarkyti valstybę, nepakanka vien proto. Tam dar reikia, kad kiekvienas žmogus būtų laisvas. Iš šio žodžio ir kilo liberalizmo pavadinimas. Bet laisvas žmogus neturi riboti kito žmogaus laisvės, todėl jų santykius nustato teisė. Kad pilietis būtų laisvas, jis turi turėti individualią nuosavybę. Tik turėdamas savo nuosavybę, pilietis gali niekam netrukdant realizuoti savo sugebėjimus, laisvai dirbti, prekiauti ir konkuruoti su kitais piliečiais. Valstybės uždavinys – apginti privačią nuosavybę. Liberalizmo šalininkai kovojo prieš aukštesniuosius luomus bei jų privilegijas. Liberalai teigė, jog negalima vieniems žmonėms sudaryti geresnių sąlygų nei kitiems. Visų piliečių galimybės turi būti lygios. Apie konservatizmo raidą. Konservatyvumas labai senas žmonijos reiškinys. Reiškia išlaikyti, išsaugoti tai, kas buvo anksčiau. Kaip ideologija, konservatizmas susiformavo po didžiosios prancūzų revoliucijos, nes ji bei liberalios idėjos tiek sukrėtė senojo režimo politinę, ekonominę, socialinę tvarką, kad žmonės, norėję išlikti ištikimi senosioms tradicijoms, buvo priversti susiorganizuoti ir savo judėjimui bei idėjoms suteikti politinę formą. Ilgainiui susiformavo kai kurie pagrindiniai konservatizmo principai: tradicijų išsaugojimas, pagarba autoritetui
Religingumas, laisvė, susieta su atsakomybe, prigimtinė žmonių nelygybė. Pasaulio, teigia konservatoriai, negalima pagrįsti protu. Tik tikėjimas yra visos egzistencijos pagrindas. Etika, moralė ir net politika priklauso nuo religingumo. Konservatoriai bijojo, kad sumažėjus žmonių tikėjimui pasaulis gali pradėti moraliai griūti. XIX amžiui konservatoriai manė, kad pilietis turi paklūsti autoritetui, tai yra žmonėms, užimantiems visuomenėje aukštesnes arba ypatingas pozicijas – valdininkui, mokytojui, motinai, tėvui, meistrui. Pagarba autoritetui turėjo užkirsti kelią chaosui. Konservatoriai nebuvo nusiteikę prieš laisvę, tačiau jie teigia, kad negali būti absoliučios laisvės. Ji yra neatsiejama nuo atsakomybės, todėl kiekvienas pilietis, nors ir būdamas laisvas, turi paklūsti esamai tvarkai, vykdyti visas pareigas. Konservatoriai nesutiko su teiginiu, kad visi žmonės yra lygūs. Jau nuo pat gimimo jie yra skirtingi, skiriasi išvaizda, protiniais sugebėjimais. Jei nebus laikomasi gamtos nulemtos nelygybės, visuomenėje kils susipriešinimas. Konservatizmas XIX amžiui ne kartą buvo virtęs reakcija. Pavyzdžiui, nugalėjus Napoleoną 1815 metais Vienos kongrese buvo stengiamasi sunaikinti visas revoliucijos pertvarkas ir grąžinti senąją tvarką. Apie socializmo kilmę ir susiformavimą dar keletą žodžių. Socializmo ideologijos susiformavimą XIX amžiui paskatino pramonės perversmas. Dėl industrializacijos susikūręs platus darbininkų sluoksnis iškėlė labai svarbią socialinę problemą – kaip panaikinti darbininkų ir neturtingųjų visuomenės sluoksnių skurdą. Iki šių dienų socializmo teorija, kurios pradininkais laikomi Karlas Marksas ir Friedrichas Engelsas, yra viena reikšmingiausių žmonijos politinių idėjų. Viena svarbiausių socialistų idėjų – žmonių lygybė. Jie gynė ir liberalai, bet jie manė, kad skirtumai tarp piliečių, ypač gamtos nulemti, yra neišvengiami. Tuo tarpu socialistai teigia, kad visi žmonės turi naudotis ne tik lygiomis galimybėmis, bet ir gauti vienodą išsilavinimą, aprūpinimą, vienodas gyvenimo sąlygas. Bet kaip visą tai garantuoti? Kiekvienas individas, tvirtino socialistai, turi stengtis kuo daugiau dirbti kolektyvui, visuomeniai, tuomet ir visuomenė arba valstybė galės padėti visiems jos nariams. Nuo šio reikalavimo neatsiejamas buvo ir visų visuomenės narių solidarumo reikalavimas. Socialistai manė, jeigu darbininkai bus solidarūs, vieningi, kartu kovos už savo teises, sukels revoliucijas, tai šias problemas bus galima išspręsti. Vienijant darbininkus tokiai kovai, dar XIX amžiaus pradžioje pradėtos kurti profesinės sąjungos, o XIX amžiaus antroje pusėje susikūrė ir pirmosios socialistų partijos. Socialistai abejojo liberalų iškeltų laisvės šūkių. Jei darbininkas yra visiškai priklausomas nuo darbdavio, ar jis gali būti laisvas? Klausė jie. Vadinasi, tokia liberalų siūloma laisvė yra tik turtingiesiems, tik buržua. Socialistai priešingai teigia, kad laisvę žmogui garantuoti pajėgi tik valstybė, kuri gali ir privalo panaikinti turtinę žmonių nelygybę, užtikrinti visiems lygias teises. Priešingai nei liberalai, pagrindinė visos nelygybės priežastimi, socialistai laikė privačią nuosavybę. Jų nuomonė, jis sudarė sąlygas išnaudoti darbininkus.
Norėdami panaikinti šias išnaudojimo priežastis, socialistai reikalavo nacionalizuoti visą pramonę ir viską paversti valstybės nuosavybę. Šitai užtikrinti, teigia socialistai, įmanoma sukūrus respubliką, panaikinus monarchijas ir įvedus parlamentinę demokratinę santvarką. Klausimai ir užduotys. Pirma. Trumpai papasakokite apie liberalizmo susiformavimo prielaidas. Kodėl ir kada atsirado liberalizmas? Kas skelbė jo atstovai? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra. Trumpai papasakokite apie konservatizmo raidą. Kodėl ir kada atsirado konservatizmas? Kas skelbė jo atstovai? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Trečia. Trumpai papasakokite apie socializmo kilmę ir susiformavimą. Kodėl ir kada atsirado socializmas? Ką skelbė jo atstovai? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.